Labas, aš vėl su pirkinukais galėčiau rubriką padaryti, ką nusipirkau iš parduotuvės. Taigi, pradžiai. Kas artėja, tai kalėdos, o kalėdom reikia gražios pižamos, va. Čia dukrai paėmiau, o čia savo iš vaikų skyriaus. Norėjau dar ir Robertui paimti, bet nebuvo. Buvo mažesni. Kitas dalykas, kas praėjo, taigi visi šventė ir, aišku, Halloweenas. Podeliai po 90 centų, o buvo 4 eurai. Tai tokius 4 vat paėmiau. Ir prie jų paėmiau labai gražius tiks, juods prie juoda. Čia yra šaukšteliai ir kiekvienas šaukštelis turi atskirą pakabuką. Tai vat, kepurėlė raganos, kas čia vaidokliukas antšluotas, moliūgas ir šikšnosparnis. Labai gražus. Va. Apranga Sinsėjus, visi šitie Tapko. Ir kas patiko Tapko, supakavo, pasiūlė supakuoti. Tai, kad nesibraižytų turbūt vienas su kitu. Tai tokie simpatuliai. Pradžiai buvo 4 eurai, tada nukainavo iki 1,80 €, o dabar 90 centų ir turėsim tokius 4. Tai galėjau daugiau šiaip pasiimti, buvo daugiau, bet ai galvoju, tas Halloweenas greit atein, parain ir čia toksai už 45 centus vietoj 2,5. Ale, nežinau, dekoracija, papuošimas. Ir ką dar aš čia pasiėmiau? Ai va, tokį. Už 1,20 € kainavo 2,5. Galim parodyti, kaip atrodo. Irgi tokia dekoracija. Ir jinai šviečia. Toks namukas. Nameliokas. Vyras iš mane tyčiojas, kodėl aš Halloweeną nupirku. Taigi išpardavimas. Kalėdinius dalykus, nusipirku pižamą dukrai ir savo. O šiaip kalėdinius dalykus pirksiu po kalėdų turbūt. Daugiausiai. Ir reiks kitiem metam kaupti. Čia yra dylas. Kam išlaidauti be reikalą per daug, jeigu gali sutaupyti. Taigi mada pasikeis. Ir kokia mada pasikeis? Tie patys. Nu gerai. Bus nauji ir aš būsiu sena ir nieks neturės tų senų, nes visi bus prisipirkę naujų ir visi bus vienodi. O aš būsiu išskirtinė su senais, kurie bus pamiršę tos senus. Va taip, va. Čia viskas protingai apgalvota. Jūs tik taip nedarykit, kaip aš darau ir bus labai gerai. Tai va, reikia lipdukus nuklijuoti visus tuos. Ir ką aš galvoju, atgal suvinioti tą popierių. Ir ką, užkelti kitiem metam. Nu, padeliai tai labai simpatuliai, tikrai. Va. Galima apsukti, pilnai parodyti. Tai šiukšlės. Šiukšliadėžė. Rudeniui prasidėjus dabau tokius nusipirkus. 2 vienetai 3 € kainavo, tai čia jau nepataupiau. O dar visai nesenai nusipirkau va tokius va. Čia riešutukam kokiam susidėti va. 2 vienetai po 50 centų. Ir dar visai nesenai ką pirkau. Tai parodysim. Lemputės, tokias šikšnosparniai. Kiek aš už juos mokėjau, jau nebepasakysiu, bet šitie visi sudėliokai iš Maximas. Tai šiaudeliai, net eurą nekainavo. Ir šitie irgi nei eurą nekainavo. Va tokie va, pasipuošimam. Va. Tai va, viskas pasiruošiau kitam Halloweenui. Šiaip, jeigu pro šalį dar miestę, kur važiuosiu, ką nors užmatysiu, gal dar pasižiūrėsiu, ką nors kitiem metam. Nes norėčiau šiaip kažką papuošimam daugiau, nes per mažai. O ko norėčiau, tai virtuvinių rankšluostukų, kokių rasti, kažką ant stalo, tiesiog dekoracijas padėti. Ką dar? Nežinau, kažką tokią. Net pati neįsivaizduoju visiškai, ko aš noriu, bet kažko dar man trūksta. Bet jeigu nerasiu, tai nieko ir baisaus. Tai gali būti, kad greit ir pasibaigs visi tie kalėdiniai Halloweeniniai dalykėliai, nes tik spėjau Maximai nusipirkti ir iškart dingo viskas kalėdom apkrauta dabar.
Tai va, tokie tie daikčiukai. Ateity galvoju dėžę kokią nors per matomą įsigyti. Va, šiaudeliai kokie gražus. Vienkartiniai, popieriniai. Tai įsigyti dėžę, plastikinę, per matomą, susidėti va tokiem šventiniam laikotarpiam atskirai, kad va įsitraukia ir va turi. O dabar pasitarnaus maišiukas, da čia čekiai. Vis dėlto dar užsimaniau pažiūrėti ir tas lamputės. Viens jau iš kažkur pabėga. Nesuprantu, vien čia kaip pakaitinis. Nes visur yra ant lampučių. Nu, ant visų lampučių yra. Įdomiai. Susiradau dar ir baterijas, tai... Žiūrėsim, kaip atrodys kitais metais. Tai greičiausiai tas vienas šikšnosparnis iš kitos dėžės buvo iškritęs ir įdėjo į tą, nes nėra šitos lemputės. Tai iki kitų metų užkavosiu virtuviniais popieriais. Kas įdomiai su pižamo, šitas pižamas po 7 eurus iš vaikiško skyriaus. Tai radau savo ir dukrai. Saugusiam skyriui po 14 eurų. Kaip nesąžininga. Tai gerai, kad kaip čia vaikiško sudėjimo, tai galiu rasti. Va, 1,7 m pasiėmiau ir turėtų tikt. Jau pas mum vis arčiau kalėdos kūčiukų. Atėjo dar vienas siunta ir dukra labai nori išpakuoti. Norėjau be jos išpakuoti, bet... Nu... Temk. Kaip čia įdomiai, da atskirai maišą. Kas ten yra? Peilis. Tai turėjo būti ne tik peilis. Turėjo būti dar ir va šitas. Čia bus tavo gimtadienį tortą pjaut. Čia per gimtadienį? Taip, abudu. Supjausiai tortą? Taip. Nu, žiūrėk, kas dar čia yra. Taip, čia bus tavo gimtadienį. Lėkštučių, puodelių, kas čia? Smeigiukai, o čia ant torto papuošimai. Kas čia? O čia kojytės reik išbandyti, kad nebraižytų mums tos kėdės. O kas čia? Nu, dabar palik, nedarinėk jos. Noriu pasižiūrėti, kaip atidėti. Per gimtadienį mes jį atidarysim. Gerai. O čia galėsime išmeigti? O čia irgi per tavo gimtadienį smeigsim. Ką? Čia viskas yra tavo gimtadieniui. O čia pirmąjį. Ir čia. O čia reiks kabint, čia meškiukam tavo sudėt. Neaišku, ne. Žiūrėsim, parodysim. Tai va taip atrodo ant kėdės. Prieš tai klijavom tokius, bet labai greit nusidilina. Žiūrėsim kaip su šitais. Kad kojytės nebraižytų parketą. Norėtus dar šiek tiek mažesnių. Dar vienas dalykėlis, tai va. Į sieną. Čia bus tvirtinama. Ir čia bus meškiukų hamakas. Meškiukam hamakas. Čia į kampą toks hamak susidės. Ir tada meškiukų galėsim prikrauti. Virš lovas tava. Nu tai va taip atrodo tas meškių hamakas. Žaismingai, visai gerai. Ne visi meškiukai tilpo, bet kaip čia 2/3 tilpo. Tai kas netilpo, atsidūrė po lovą. Melisai patinka, o Melisai patinka, tai reiškia ir mums patinka. Šiek tiek į lauką. Lapkritis gražus. Nevėjuota dar pakol kas, tai šiandien lapkričio 10. Ir einu pasirūpit malkam ir pasižiūrėti, kaip mano vyreliui sekasi pasiruošti rūkyti lašinius. Tai kaip senoviai šiek tiek nukelia į vaikystę. Tokia chaltūrinė buržuikė. Ir
bus rūkomi čia lašiniai, o štai čia mano darbelis šiandienos, tai malkytės susidėsiu prie židinuką, kad šiek tiek apdžiūtų ir mes kas kokią, į savaitę kokius 3 sykius pasikuriam prie židinuką, kad būtų jaukiau, šilčiau, nežinau, sausiau gal ir tiek. Galvoju, su glebiuku nenešiu, kažkur buvo tačkikė ta. Kur dingo? Nežinau. Turim 40 arų sklypą, tai kai reikia kažko rasti, yra kartais ką pasivaikščioti, o dar įdomiau būna, jeigu mes būnam lauke, tai jeigu reikia vienas kitą rasti, šiek tiek užtrunkam laiko, nes netyčia, žinot, ratu taip apeini aplink namus, nei viens, nei kitas nepamatom, kur esam. Tai beieškant priejau tvorą. Ir šitą numeriuką jau esu užsirašius kelias metus. Tai žinot, su kuo gerai pašto dėžutė užsirašyt skaičius ir adresą ar kažką. Taigi su nagų laku niekad nenusiplaunu. Ne taip kaip su markeriais, kad ir pačiais manderiausiais, tipo nenuplaunamais vis tiek išblanko. O nagų laks kuo puikiausiai laika. Priejau tapkės, kitą tapkę toliau. Ir žinot, kas išvelkės mum? Lapiuks rupškė. Oi. O ieškau aplinkui, vaikštau į nerandu tos... jau matau tačkikį, reiks pasiimti. Bet pradžiai tos tapkės reikia grąžinti. Šiaip baisias laukia laikom, tai lapiukui kaip, nežinau, žaidims koksai. Jam gal kokį kamoliuką reikia nupirkti, pamėtyti, pabandyti, kad kaip su šuniuku pažaist. Tai štai tokia baisi mūsų tačkė. Ir kaip pirkom, atsimenu, vyrs sakė, ne, mes čia tik žolytę dėsim, gėlytės, kai reikės kokią žemės pasivešim. Pilną cementą prilipęs. Na, bet reikia šiek tiek ir poniškai pabūti. Su pirštinėm darbuotis. Roberts neėjom pirštinėm viską. Tiesiog su ranko manint jau ir pirštai šala, o šiaip smagiau kažką būtų sudėjus ant tų rankų. Karakštis kokia neįlysta. Tai kraunam malkas ne visai tinkamas, bet kadangi jau eglės supjovėm, kurios mums dėja susirgo, tai išnaudosim šilumai. Filmuoju su savo telefonu, noriu dar ir papliurpti. Pastebėjau tokį dalyką, kad, kas žinot, kas nežinot, yra YouTube'ai išgirtų šimtukas ir pasirodo, jūs mane išgyrėt ir aš tam kažkur tam šimtuke 50 vietoj plus minus, taip ją pačią aukštyn sviruoju ir ačiū. Daugiau pasiekė tokių nežinančių žmonių pažiūrėti mano video. O taip atrodo vyro chaltūriniams. Praeitąsyk labai skaniai gavo. Žiūrėsim kaip dabar. Tokia to tačkė. Tokie tie lašiniai. O vyrui nešalta, žiūri plikom rankytėm. Aš pakapoju, man šilta. Šitaip. O parneši bliūdus? Ne, parsivešiu. Kiek skyščia? Išgerti gėlė. Nelabai vilioj. Dukrai šiandien padarėm šeginę pirmadienį. Maivas. Na, su bliūdais pareinu, einu namo žiūrėti, kaip tie pietus verda, kepą palikau aš juos. Nu ką, verda bulvikės, palikau nuėmus dangtį ir išviri. Dar kepa vištienos sparniukai, dabar paskrudusiu išpjovau tą maišą. Į bulves pamiršau druskas įdėti, o sparniukus tiesiog užmarinavau su majonezu ir prieskoniais. Na, prie viso to tai pomidoriukai su česnaku, druskytė šiek tiek ir grietinė. Stengiamės valgyti kuo taip paprasčiau, kuo mažiau tų priemaišų ir atrodo skrandžiui lengviau tada virškyti. Aišku, esam tokie, kaip čia, nepavyzdžiai, nes būna visko. Būna ir tų saldumynų, kurių taip pat norėtumėm labai atsisakyti, bet ta, žinot, priklausomybė, kaip ir su rūkaliais, vat. Norime strukyti ir nesigaum, taip ir čia. Kur tu nori tą stalą nešti? Su dviem. Rimtai su viena nepanešu. Sviruoji kažkaip. Tiek daug svier. Taip. Na, yra stalas, bet va vis tiek noris.
O kur tu dėsi? Ten į kampą? Ne, tu čia dedam. Ne, mano šalia tavęs. Nu gerai. Vaikam vis tiek smagiau prisimastyti kažką kitaip daryti, negu saugę. Reikia nuvalyti. Nori tu valyti? Noriu. Aš prisaratą. O kažkiau vis. Nu, kaip sekas? Gerai. Nu, tikrai gerai. Kažko sustabdo. Du kartus. Nu, va, liuks. Kol vištieną dar apkepa, tai dar spėsiu rūbus įsidžiauti. Tai tokie greiti pietus. Dukrai atskirai pomidoriukai, nes česnaką nemėgsta. Dabar esu virtuvės sandėliuke ir pravalau biškį tuos kliujus. Oi. Gerai. Taip va. Gal nieko tokio, kas su tuo atsuktuvu. Košė užmaišyta. Taip galėjau nedaryti. Greitai džiūna, tai sutepliojau ir dabar reiks nuplauti. Trečia pamaina vandens. Pradžiai prasiplaunu didžiausią tą dalį, o jau rytoj nusiplausiu tas dulkės. Tai va, ir siūlę tokia kaip ir pagražinu kartu prabraukiu, kad būtų vientisesnė. Tai toks va tas darbiukas. Pavyzdžiui, va čia geriau įsižiūrėjus, matos toks taškiukus, tai kelias tokius taškiukus padariau su tuo atsuktuvu, kai valiau. Bet šiaip turi labai arti žiūrėti, kad matytum mano tokį, kaip čia, brokiuką, kurį padariau. Bet žiūrėsim rytoj, kaip atrodys tos plytelės. Jau ne pirmą sykį suglaiščius tos tarpiukus, tai kaip ir turėtų būti viskas tvarkoj. Tada! Pas Robertą vis lakščiau klausti, ar košė gerai užmaišyta. Tai kaip davė leidimą, tada jau ir tepliojau. Tai kaip minėjau, čia bus virtuvės sandėliukas. Mes mąstėm kloti plyteles. Pradžiai galvojom apie parketą, kad išklot, bet jeigu kas nors nukristų, išbėgtų, vis tiek čia toks sandėliavimas, tai nusprendėm plyteles, kad geriau valyt būtų. Ir jau šiuose namuose padarėm, kad būtų tiek plytelių, tiek parketo spalva, daugmaž vienoda, kad nebūtų šviesi tamsi, o tokia tolygi, tai labai gražiai mums atrodo. Ir dabar kvaršinu Robertui galvą, galvoju, kaip su sienam, daviau minčių, žiūrėsim, ar kaip čia sutaps mūsų norai ar ne. O dabar dukra užsimanė kokteilę, aš tą nugvelbsiu, obuoliukas skanus. Ir toks tas mūsų vakaras. Galiu visų nedėti, bus gal per daug. Nebus? Nu, dėk. O ragavai kivis skanus? Aš pasiliksiu vieną savo. Bet obuoliukas išties skanus. Ne, manau, bus per daug. Ką tu manai? Ko dabar reik? Lentelę. Šitą? O tapus? Nu, bandyk, žiūrėk. Ir kas dabar? Nu. Rodiklėlę su rodiklėlę. Kartu sudėk. Tai gali užsukti ir suksis pats. Paspausk ir suk. Na gerai, daryk taip. Jo. Ir Melisos kokteilis. Kokteilis. Ir daug yra. Aš gersi tiek? Tai yra. Aha. Nu, čia bus pakartot.
Na ir kaip skonis? Neskonis. Skanu? Žaiba? Padedam. Kaip sultis. Taip. Ir va jau kelios dienas praėjo, kur tas kojytės uždėjau. Nu, tai pakol kas labai gerai, minkštai, taip net sėsti. Ir kai braukinė, nu, to nesigirdi braukimo per parketą. Taip pat ir Roberto montavimo vietoj uždėjau taip pat ant kojelių tokią apsaugėlę. Taigi, montuoju su savo tą telefoną ir gaunasi su priekinė kamera, tai viskas atvirkščiai, veidrodinis efektas kitas iki. Tai galit ir apsigauti su vaizdu, kai save rodau, bet kai rodau kažkokius kitus daiktus, tai jau palei normalią tą tvarką dar kažkaip vyr sakė, kad galima padaryti kamerai, kad tą priekinę padaryti taip, kai jinai normaliai rodytų, kaip ir, nu, nebūtų to veidrodinio efekto, bet aš nežinau. Na, bet ką, šiam kartui tiek, manau, video gausis, manau, vis tiek gal koks 15-20 minučių. Taigi, tikiuosi, kad patiko žiūrėti. Ačiū, kad pakomentuojat. Tas irgi labai džiugina ir iki sekančių kartų. Ir galui palieku pažiūrėti mūsų gražujo lapiuko vieną kadriuką.